Nori sužinoti, kas tau gyvenime labiausia rūpi? Greičiausia ne tai, apie ką tu galvoji. A galbūt? Patikrinam. Labai lengva, jeigu tu rašai komentarus po mano video, po kitų blogerių video. Jeigu ne, tai duosiu kitą metodą. Paskaityk, apie ką eina tavo komentarai. Yra viena prasta psichologinė taisyklė. Mes kalbam tik apie tai, kas mums labiausia skauda. Jeigu tu rašai komentarą, kad tau ir 5 eurai kūro kaina yra gerai, gali būti ir brangiau, melasis, tu savo meluoji. Garantuoju, kad tau dabartinė kūro kaina yra labai skausmi. Kai skis nesąmonė šneki. Žiūrėkit, kada paskutinį kartą jūs galvojat, rašėt komentarą apie mėlynuosius mėnulio dramblius. Arba nykstančią Amazonės miškus. Arba konfliktą tarp Sudano ir Etiopijos. Sakykit, kad nerašėt ir negalvojat, nes jums tai neaktualu. Ir aš kai paskaitau komentarus mano video, dėl ko, ta prasme, aš netrinu, neblokuoju nieko, išskyrus reklamas ir kur ten siūlo, kad jau tu laimėjai 1 milijoną, numirė tavo giminaitis, arba siūlo pigius kreditus. Tos blokuoju. Tam, kad pamatyti realiai, kas jums skauda. Ir užvytės jūs esat ant tokios elementarios. Čia ne visus liečia, čia tik tas ypatinga Lietuvos sluoksniai, gaunančias aukštesnės pajamas, įsilainusias ir kur petį pakišinėjo šitoje vietoje. Aš, pavyzdžiui, petį aš daug šneku, čia žinau, kad čia yra mano, ta prasme, opi dalykas, kad kiti dalykų šneku tam, kad pritrauktų dėmesį ir yra tam tikra kontento programa. Kas tai tu apie tą patį kalbi. Taip, aš apie taip kalbu. Taip, man yra aktualus gyvenimo lygio mažėjimas. Man jis mažėja, aš tą suvokiu. Aš tą tiesiai šviesiai sakau, kad aš bombras ir ubagas šitoje vietoje. Tai tą, ką aš jų mokau, tą aš pats ir savo taikau. Taip pat, jeigu tu nori nustoti, pradėti meluoti bent jau savo, tai yra sudėtinga. Daugumai yra neįmanoma. Bet, jeigu pasitengsi, priimsi tokį sprendimą, įmanoma. Pažiūrėk, apie ką tu rašai. Po to prisimink paskutinius pokalbius su draugais, su bendradarbiais, su giminaičiais, su artimaisiais, apie ką jūs kalbėjot. Tai yra tos temos, kurios tau yra labai opios ir skausmingos. Nesvarbu, kad tu giriesi, kad tu turi babkių. Tai reiškia, kad tu babkių nihrina neturi ir tavo pinigų tema yra skaudi. Galbūt tu dabar uždirbi ir visai neblogai uždirbi. Bet tavo pasąmonė jaučia, kad tau artėja žopa. Ir tokia žopa, kad žopų žopa. Bet tu sakai, aš nesąmonė, aš priskaičiau Napoleono Hilo knygų, reikia galvoti apie gerą ir aš bus gero. Amerikiečiai sakė, tu unikalus dėl to, kad tu gimei. Tu debilas dėl to, kad taip galvoji, bet čia yra tavo reikalas. Pažiūrėkit, jeigu norit. Ir tada darykit išvadas. O tam, kad palengvinti savo gyvenimą, yra projektas Nori pildosi. Pradėkit nuo meilės savo. Tai yra basinis dalykas, kurio jums visiems trūksta. Kai pradėsite save mylėti, gal nustosit savo meluoti. Nes mylintis save žmogus negali savo meluoti. Nes save myli. Kai jūs savęs nekenčiat, nemylit, dėl to jiems tam fruktų ir meluojat. Bet kokia atveju, tu nuostabus, nesvarbu, kokį kelią pasirinksi. Nes be tavęs gyvenimas būtų kitoks. Nei geresnis, nei blogesnis. Paprasčiausiai kitoks. Kaip ir tavo gyvenimas gali būti kitoks.